su jumis Mindaugas ir šiandien pakalbėsiu Lightroom'e apie baltą spalvą. White balance, kaip jį nustatyti, kad nuotrauka atrodytų bent šiek tiek natūraliau ir tikriau. Būtų ta spalva, kuri tuo metu ten buvo. Kaip matome, šis stalas yra geltonai oranžiniai, žaliai mėlynas ir visoks kitoks. Ir tokia spalva atsirado būtent dėl to, kad tuo metu salėje buvo toks apšvietimas. Čia fotografuota be blykstės ir jeigu būtų buvusi naudota blykstė, galbūt ta šaltai mėlyna spalva būtų permušusi šitą spalvą ir tas baltas tortas būtų iš tiesų baltas, šitie pyragaičiai irgi būtų balti, o ne gelsvai oranžiniai. Pabandykime mes tą ištaisyti ir pasakyti, kad čia tikrai buvo baltas tortas, o ne tokios spalvos, kokios jis yra dabar. Mums reikės bėgti į developą ir per čia esantį vieną labai paprastą įrankį tą pasidaryti. O tas paprasčiausias įrankis tai yra baltos spalvos balanso pipetė. Aišku, mes galime naudotis presetais ir pasakyti, kad čia buvo gerai, kas čia, tungsten light. Ir žiūrim, kaip jis pakeis. Jis padarė tokią, gerai, jeigu mes darom flashą, jis panašiai kaip buvo daylightas. Aišku, daylightas yra lauke, tai jo, jis čia tikrai netinka kaip ir cloud'e, nelabai kas vyksta. Gerai, pasidarinkime S-shot ir pasimkime pipetę, o pipetė tiesiog su pipete mes turime nurodyti, kur galėtų būti balta spalva. Tuomet jis viską pakeičia, perskaičiuoja ir padaro, kad plius minus būtų spalvos į tą pusę. Kadangi šita siena, jei gerai prisimenu, turėjo būti balta, mes bandykime spausti čia. Paspaudėme, matome, kaip ta dominuojanti geltonai oranžinė spalva dingo. Baltos spalvos visos rodiklės nubėgo į kairę, tai yra į mėlynumą, 2000 kelvinų dabar yra. Gerai, mes bandykime imti pipetę ir sakyti, kad čia buvo balta spalva. Kas pasikeitė? Nelabai kas pasikeitė, nes žemiau 2000 nukristi negali, dabar gali tik tai žaliuoti viskas, bet mes nežaliuokime. Gerai, palikime kaip buvo ir spauskime ant šitų baltų gėlių. Vėlgi 2000 minus 20. Tai yra daug geriau nei buvo prieš tai ir matome, kad ta keista pradinė spalva išnyko. Aišku, mes ją galime nubėgus į saturationą dar labiau prigesinti. Tarkim, orange visai išjungiam, išryškėjo baltas tortas ir visi skanėstai, bet dėl bendro atspalvio galbūt ją šiek tiek palikim. Jeigu mes išjungiam yellow, dingsta tas viršuje esantis šviesos ruožas, galbūt mes nedarykime taip melsvai, gal padarykime jį geltoną. O daugiau kitos spalvos, kurios čia galbūt magenta ar purple, jos nedominuoja čia, redas turėtų dar, taip redą sumažinam raudoną, pasidarė labai blanku, tai mes ją palikime. Ir kad būtų netaip mirę, galime viską pašviesinti. Taip trumpai galima žaisti su white balance ir taip pasireguliuoti spalvą į natūralesnę nei kur buvo. Problemos, su kuriomis susidurime reguliuojant baltos spalvos balansą, yra, kuomet fotografuojama viduj, yra šviesa pro langą, yra deganti lempa, kuri būna skirtingo atspalvio, skirtingos spalvos, nes pro langą ateina mėlyna, melsva šviesa, o lempa dega geltonai ir dėl to tas miksuojančios spalvos jos šiek tiek išsidarko ir fotikas, jeigu yra ant auto white balance, jis ne visada suvokia tai vienodai ir teisingai. Dėl to Lightroom'as labai puikiai tam tinka, ypač jeigu fotografuojat RAW režimu, jūs labai paprastai galite viską susitvarkyti. Arba bent jau pataisyti, jeigu ten yra visiškai katastrofa ir oranžiniai, geltoni veidai visų ir dar raudoni žandai. Tai šita pipetė tam puikiai tinka, dažnai ją naudoju ir jūs, jeigu matot, kad suknelės jaunųjų yra melsvos, o jos buvo baltos, arba jos yra geltonos suknelės, o jos tikrai buvo baltos, su pipete bėgiokite ir galite susitvarkyti. Jeigu nenorit su pipete, spaudžiat ant temperatūrų ir tiesiog slankiojat, žiūrit, kuri atitiktų realybę.
Galbūt taip jums atrodys gerai ir jūs galvosit, kad tai yra menas, valio, jūsų teisė rinktis. Aš galvoju, kad taip yra daug geriau. Ačiū, kad žiūrėjote šiandien labai trumpai, bet tikiuosi, kad šitas dalykas jums buvo naudingas ir jūs jį naudosite.